Labas, Karoli. Sveiki. Kaip tu laikaisi šiandien? Tu geriau papasakok. Galiu pasakyti, kad wow, tiesiog wow. Per daug overwhelmed ir tiek visko vyksta, kad net nežinau kaip viską ištverti. Aš kai pamačiau tą visą istoriją, tai aš iš karto, pagalvojau Redgarui, rašau, sakau, blemba Netflixo dokumentikos verta istorija, tai gal tu galėtum taip papasakot iš savo pusės, trumpai, klausytojams supažindinti, kas čia įvyko. Jo, tikrai, man daug žmonių tą patį sakė, irgi sako, čia Netflix, kai buvo Tinder Swindler. Documentary ta. Jo, tai istorija labai ilga, turbūt kaip skaitėt, matėt viską. Tokį trumpą summary. Tai žmogus, Latvijos pilietis, apsimetė mano projektų Not So Bad ir skemino žmonės bendradarbiauti, grojo klubuose, dirbti su dainininkais, songwriteriais ir taip toliau. Ir dar lenda visokių faktų, man siunčia žmonės begalę žinučių, kad nenoriu dar teikti nieko, kad išduot, bet sakė, dar yra didžiulis sluoksnis informacijos, kad jis ir prisiskolinęs pinigų ir taip toliau, ten viskas didėja, kaip sakant, burbulas. O klausyk, o kiek metų šitas visas jos skemas būtent tęsiasi, kuris tavo tapatybę realiai pavogęs yra? Jo, tai pradžiai, kaip ir straipsnė minėjau, pradžiai mano projektas Not So Bad buvo toksai kaip slaptas projektas, nes yra šiek tiek kitoks muzikos žanras, tai norėjau laikyti jį tokį, kad būtų tik tais į muziką koncentruotųsi visas dėmesys. Kad nebūtų veido promo jokio, dėl ko turbūt ir buvo labai lengva jam pasiimti visą tą identity ir tiesiog pritaikyti savo ir savais tikslais. Ir jo, tai projektas šitas Not So Bad, aš pradėjau jį 21 metais ir jau man draugai siuntė, 21 metų sausį buvo. Ir man draugai jau balandžio mėnesį siuntė, kad yra fake Not So Bad profilis, kas pradžiai man atrodė, kad, nežinau, būna fan accounts visokie ir taip toliau ir per daug dėmesio net nekreipi. Pradžiai bandžiau reportinti Facebook'am, Instagram'ui ir taip toliau, niekas nieko, kaip žinot, niekam nerūpi. Ir kažkaip viskas, darbai, viską, projektai juda į priekį, viskas gerai, pasimiršo iki šių metų spalio mėnesį, man rodo. Wow. Man atsiunčia draugai, nes pirmą kartą aš spalio mėnesį įdėjau savo tikrą vardą, nes kai mano įrašų kompanija paleidinėjom singlą, jie darė aprašymą tokį, kad Karolis Labanauskas, producer, from Lithuania, bla bla, visas buvo aprašymas. Ir man draugai siunčia jo Instagramo screenshotą, kurį jisai užsidėjęs yra Not So Bad / Karolis Labanauskas. Ir man tada buvo toks, wow, what the hell is going on? Čia jau negalima šito apleisti. Jeigu šitaip žmogus elgiasi, tai jau viskas. Klausyk, tai bičas 4 metus nori pasakyti, tavo buvo pavogęs visiškai tapatybę. Bet aš dar ką, Karoli, pagalvojau, bet talentingas žmogus iš tos pusės gerą researchą pasidaręs, nes nepaslaptis, kad tavo dainos tam pačiam Spotify'ui, tu labai daug gaus prodiusinį su labai žymiu atlikėju ir tavo dainos sukurtas renka milijoninės perklausas, tai jis labai protingai žmogus padarė. Susirado talentingą prodiuserį su žiauriai dideliais skaičiais Spotify'ui ir visur kitur, kuris tiesiog savo veido nerodo. Wow. Tai aš pradžiai galvojau, kad galbūt jis nežino mano, tarkime, Embody projekto, bet aišku, visa metadata yra, kur galima pamatyti kreditus ir viską, Spotify viskas matosi, tai matytis taip sujungia, nes aš kalbėjau su vienu kolega iš Londono, jisai sakė, kad mano vardą jis naudoja jau gerokai prieš visą tą mano paskelbimą. Tai vadinasi, jisai žinojo, kas aš toks, nes mano visi profiliai buvo užblokuoti. Aš negalėjau pažiūrėti nei vieno jo profilio. Mano mergina negalėjo, mano draugai negalėjo, nes jisai aktyviai viskas blokavęs buvo. Sistemingai. Jo, tai... O žiūrėk, dar toks klausimas irgi labai svarbus.
Karoli, tu esi tas muzikos žmogus, tu kuri muziką. Nu, va, kaip ką tik grojom ir David Guettos kūrinį, kur tu prodiusavai, kartu rašai tą gabalą. Bet tu nesi tas muzikantas, kuris groja už pulto. Tavo nėra siekimybė ten būti didžėjom, ta prasme, ir groti gyvai klubuose. Teisingai? Būtent. Aš kažkurį laiką esu grojęs klubuose ir turėjau sėkmingų projektų, su kuriais sėkmingai didžiaudavom ir rodavom, bet man paskutiniai, nežinau, 5-6 metai buvo toks momentas, kada studija labiau traukia nei kelyje būt. Taip. Ir aš nusprendžiau, kad aš nenoriu grot. Dilema, tiksliau, juokingiausias dalis yra tai, kad aš šitą projektą kūriau su intencija, kad galbūt galėsiu pastatyti kažką tai groti, nes yra projektai, čia labai yra normali praktika. Kai yra tų prodiuserių komanda, kuri kūrė muziką background'e, o yra pagrindinis žmogus, kuris važiuoja, groja ir taip visi projektą išlaiko sėkmingą. Ir juokingiausia dalis yra tai, kad aš galvojau apie tai. Ir gaila, kad jisai sakė, kaip sakė kolegos promauteriai, sakė, kad jisai žiauriai prastai groja ir prastai. Braliukas pasakė, I got you. Žinai, tipo, pakoverinsi. Tai va, kad turiu idėją. Tai gaila, nes būčiau gal ir įdarbinęs jį. O tai klausyk, bet jis rimtai tas Latvis reiškia, varė į klubus, į kitas šalis ir sakė, aš esu not so bad ir varė groti tavo vardu. Tai čia tik tais, kaip sakant, tip of the iceberg yra. Bet jis gaudavo babkę ar ne už tuos gigus? Dėja negaudavo, nes čia būtų vėl dar vienas dalykas, dėl ko galima būtų ir, nežinau, teisminį daryti ir taip toliau, daugiau legal, bet jisai prisitrindavo grot už dyką, jisai prašydavo, sakydavo žmonėm, kad tiem promauteriam, kad aš čia turiu ryšių su įrašų kompanijom, aš galėsiu padėti gabalus jums daryti. Ir kaip straipsnį irgi viskas parašyta yra, tos demo visos, ką jis siūsdavo, sakė, kad tragedija buvo. Ir sako, žmonėm labai kilo klausimų, kaip gali būti tokia gera quality Spotify ir tada, kai nueina paklausyti jo demo siūstų, skamba prastai. Bet tas, žinai, ir liūdna labai iš tiesų, ir pikta aš tikiu tau yra, nes aš irgi su draugu šiandien diskutavau apie šitą tavo visą situaciją. Tas ir yra pikčiausia, N metų jis tiesiog, Londone, dar kažkur, jisai gadina tavo vardą, jisai groja lievai, jisai daro blogas demuškės ir jisai prisistato kaip Karolis, kaip not so bad, ir jisai realiai užmegzdamas galbūt negali žinoti, su kuo jisai susipažins, gal jisai ten su kokiu Fred Again susipažins, žinai, tam Londone, ir jisai gadina literaliai tavo tiesioginį vardą. Ir žinai, tu žmogų... Jo, tai šita dalis man irgi labai tokį pyktį kėlė dėl to, kad aišku, aš visus, kur turiu kontaktus ir visus ryšius su žmonėm, tai tu tikrai bendrauji ir supranti, kad visada veda darbai kažkokie parodymas, kad tu sugebi į priekį, tik tais tai veda. Jeigu tu neparodysi, ar kažkas bus neaiškiai, žmonės iš karto sakys, neturiu aš tam laiko šaipyti ir viskas, ir niekam bus neįdomu. Tai dėl to man kažkaip ramu buvo, kad aš žinojau, kad jisai tikrai ne su Fred Again nesusipažins su kažkom tai ir negalės apskeminti kažko iki tokio lygio, nes galų gale viskas baigsis studijai, jeigu tu neparodysi, kas yra, nes jisai pasakojo žmonėm, kad sakydavo, kad aš nedarau muzikos, mano prodiuserių komanda daro muziką, kai kažkas paklausė. Jis ten tiek skirtingų melų yra prisidaręs, kad neįtikėtina. Man dabar kiek aš gavau žinučių, kiek visokių screenshotų ir taip toliau iš žmonių, neįtikėtina yra. O tau teko su juo, viskas aiškinai, nežinau, kažkaip bandyti susisiekti. Prasme, jisai supranta, kad čia jau aišku yra, kad viskas, Bochuliukas prisidirba. Aš manau, kad žinai, sociopatai neaišku, jie gali... Bet, kad aišku, manau, kad supranta dėl to, kad kai Ernestas, žurnalistas iš Cyber News, su juo bandė susisiekti, nuo to laiko jis išsitrynė absoliučiai visus socials, visus Instagramus, Facebookus, Telegramus, viską. Bet Londone yra žmonių, kurie labai padėjo man, labai esu dėkingas, kurie sugebėjo gauti labai daug informacijos apie jį iki netgi asmeninių dokumentų ir taip toliau. Tai ta labai gera dalis dėl to, kad dar aš negaliu čia labai komentuoti, bet jisai yra labai, kaip čia pasakyti,
teisiškai negaliu teikti to, bet jisai yra prisiskolinęs pinigų, priskeminęs žmonėm, prisikladėjęs ir tokių dalykų. Tai čia, kaip sakau, kad tik tai Lietkalnio viršūnė, tai wild. Nice yra dar. Mes būtinai pasidalinsim ir šitu visu intervu mūsų, kad labai norisi, kad šita žinia, skleistųsi kuo plačiau, kuo daugiau. O Karoli, dar taip pakalbant truputėlį apie tave, ties kuo tu dabar dirbi, nes, iš tiesų, kažkada mes esam su Edgaru apie tave irgi kalbėję, kai susivokėm abudu Grybai, kad tas David Guettos kūrinys, būtent kai kreditus Spotify pamatėm, kad tavo vardas. Ir iš tiesų mes karts nuo karto pašnekam ir, nežinau, gal gali papasakoti, ties kuo dabar galbūt tavo projektai, su kokiais vardais rišasi, siejasi, kokie ateities galbūt planai? Jo, tai turiu begalę planų, turiu savo Embody projektą, kuris sėkmingai leidžiasi muzika, kyla viskas, tada Not So Bad, be abejo, kuris čia ir dėmesio centre yra. Daug turiu planų šitam projektui, tada be abejo dirbu su atlikėjais iš Amerikos, iš Vokietijos, dirbu su tokiais cheat codes, labai geri draugai esame, su kuriais mes visą beveik albumą jų darėm vieną, dabar keletą singlų turime. Tada, kas dar galvoju? Kas tu pačiam? Tiek daug visko vyksta, kad net. Kas tu pačiam buvo, kur, nežinau, susisakė, kad nori, kad padėtum gabalą padaryti, kur pačiam toks, oh my god, žinai, kur trepsi ten jau, tikrai excitemento, kur sukėlė galbūt. Žinai, gal nėra, kad excitemento, nes esmė yra tokia, kad pradžiai, kai gauni kažkokį tai, ne tai, kad užklausą, nes ne tai, kad susisiekė, bet mes kai dirbam su, sakyks, publishingo kompanijom, A&Rs ir taip toliau, ten šiek tiek kitai viskas vyksta. Mes padarom muziką, jie siunčia tiem atlikėjim, jiem patinka, tada bendradarbiaujam ir taip toliau. Tai per laiką ir, pavyzdžiui, Lighter šitas gabalas mums užtruko padaryti 2 metus. Oho! Tai įsivaizduokit, kad tas excitement toksai, kad tu pereini per tokį roller coaster, nes pradžiai turėjo būti tas gabalas David Guettas su Coldplay. Tada dar turėjo būti David Guettas su BTS, tada vėl keitėsi. Ir kai tas toksai roller coaster yra, tu tiesiog galvoji, whatever, I don't care anymore. Tai man dabar toks yra, kur gal tai gali skambėti labai, nežinau, juokingai ir apatiškai per daug, bet dabar yra tiesiog another job ir važiuoji tai. Nice. Auto mode. Mes, Karoli, tau norim palinkėti tik tai, aišku, kantrybės, ramybės. Ir teisingumo, ir kad tas žmogus, tas Latvis negadintų, mes Edgaru mylim labai Latviją. Kad negadintų Latvių vardo tas gyvulys. Ir lauksim Netflixo dokumentikos kažkokios vis tiek, kažkaip jo. Ir labai tikimės, kad šita ištrauka iš to intervo bus toje dokumentikoje. Kokį vieną tarpą įdėti, nežinai. Būtų labai smagu. Gerai man kažkas komentaruose pasakė, blogos muzikos niekas nevagia. Tai man toksai labai labai geras optimistinis pasakymas. Tai turbūt tai ir yra. Tai Karoli, tu šaunuolis, linkim tau sėkmės ir gerų darbų. Ačiū labai, gražaus vakaro. Ačiū, gerą vakaro, iki.